Rugpjūčio 31. Mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnies, ir jis išgelbės mus iš tavo rankos. O jei ne, tai tebūna tau žinoma, karaliau, kad mes tavo dievams netarnausime, ir auksinės statulos, kurią pastatydinai, negarbinsime. Danielio knyga 3 skyrius 17-18 eilutės. Hebrajų atsakymas duotas Nebukadnecarui: mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, yra vertas dėmesio. Jie ne tik pripažino Dievą ir garbino jį, bet kartu ir tarnavo jam, priklausomai nuo pasitaikiusių galimybių. Brangus broliai, nuspręskime ir mes, kaip tai padarė 3 hebrajai, kad atiduosime garbę ir tarnausime tik vienam Viešpačiui, mūsų Dievui. Kad negarbinsime ir netarnausime sektantizmui ir nei vienai iš jo formų ir rūšių, nei mamonai su jos kerais ir apdovanojimais, nei garbei, nei draugams, nei savo. Dievas tokių ieško, kurie jį garbintų dvasioje ir tiesoje, taip pasakė mūsų Viešpats ir galva. Kaskart, kai Dievo tarnų adresu yra siunčiami grasinimai, kad palenkus juos blogiui arba apribojus gėrio darime, tegul jie atsimena, kad turi pastoviai visą laiką liudyti gėrį, o savo išlaisvinimą ar pasilikimą nelaisvėje palikti Viešpaties valiai ir jo galiai. Tegul jie turi visišką tikėjimo užtikrinimą, kad Dievas gali juos išlaisvinti, jeigu panorės. O jei ir neišlaisvins jų žmogiškos prigimties, kuria ir taip yra visiškai pašventę mirčiai, tai tegul neužmiršta, kad jeigu liks ištikimi, tai jų nauja valia, širdis ir protas, nepatiriant nuostolių, bus išlaisvinti ugnies krosnies pagalba iš žemiškų ryšių ir saitų taip, kaip tai įvyko šiame tipe, kai Viešpats išlaisvino 3 jaunuolius hebrajus. Klausimai: ar šią savaitę pasitikėjau Viešpačiu įvairių rūpesčių metu ir bėdoje? Kodėl, kokios buvo pasekmės? Mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnies, ir jis išgelbės mus iš tavo rankos. O jei ne, tai tebūna tau žinoma, karaliau, kad mes tavo dievams netarnausime, ir auksinės statulos, kurią pastatydinai, negarbinsime. Danielio knyga 3 skyrius 17-18 eilutės.